atstovauja Padų advokatas kiekvienam. Pradžioje Vilniaus advokatai buvo, dabar pasijungė Panevėžio. Gerai, jo, šitą padarysiu šitą, jokių problemų. Yra ratai specialiai paruošti, kad policijos pareigūnai negalėtų peršauti, tai yra neperšaunami ratai, matot, ratas peršautas, tačiau oras iš jo neišėjęs, matosi, ir jeigu stebėjot, yra pripusti automobilio ertmės, tuščios yra pripustos taip vadinamų montažinių putų, kurios irgi skirtos tam, kad sulaikyti kulkas, jeigu būtų šaudoma automobilį policijos pareigūnų. Tai šitas automobilis buvo sulaikytas rugpjūčio 11 dieną, bandant irgi eilinio bandymo metu pavogti automobilį, gavus pranešimą iš mūsų gyventojų. Patruliai sureagavo labai operatyviai, jie tos asmenys rado, buvo labai aktyvus pasipriešinimas policijos pareigūnam, dėl to policijos pareigūnai panaudojo tiek šaunamąjį ginklą, tiek ir taip vadinamą elektrošoką. Šitie asmenys buvo sulaikyti ir šiuo metu yra mūsų areštiniai. O automobilį jūs matote patys, koks jisai yra. Tiek norėjom pasakyti, o čia yra Linas Grigalevičius, yra autotransporto vagysčių tyrimo skyriaus vadovas ir jisai gali atsakyti daugiau detalesnius klausimus, kokie jūs iš jūsų pusės bus. Ponas Grigalevičius, kokie yra techniniai duomenys automobilio, tokie detalesni, kurie, iš tikrųjų, kaip suprantu, stebina ir jūs? Jūs galite pamatyti, paprasčiausiai, tai yra pirmas dalykas, kaip sakė viršininkas, tai yra iš karto variklis. Tai yra variklis vietas faktiškai V8, 4 kubatūros faktiškai, plius papildoma įranga, plius papildoma faktiškai kuro įpurškimo sistema, kuris sudaro faktiškai 4-8 kubatūros. Jie iš karto renkasi būtent galingus automobilius, tai yra jau išleistus paprasčiausiai iš gamyklos, o po to jau faktiškai taiko, tai yra ir kompiuterius perprogramuoja faktiškai ir sustiprinta ta transporto priemonė ir būtent ir galas faktiškai sustiprintas, kad galėtų traukti, galėtų vežti, būtent faktiškai ir kad negalėtų kažkur tai nusimesti, negalėtų kažką tai faktiškai jiems padaryti ta pati policija faktiškai kitos ringus tą patį. Bet jeigu automobilis čia, reiškia kažkas buvo negerai, ne iki galo padaryta? Reiškia, faktiškai sudirbo kitą pusę, tai yra faktiškai policija gerai sudirbo. Taip pat ir ta pati visuomenė gerai faktiškai. Labai profesionaliai suveikia policijos patruliai. Bet kas pas juos nesuveikė? Jie buvo sulaikyti. Jie buvo sulaikyti iki to laiko faktiškai, kol jie galėjo faktiškai pilnai disponuoti kažkur taip kelyje arba dar kažkas tai tokio. Iki to laiko, kol jie atsisėdo į automobilį, atsisėdo kažkur tai ir galėjo faktiškai pasišalinti. Jie buvo sulaikyti bandant pavogti transportą. Kažkur tai prieš 1,5 metų faktiškai tai buvo užfiksuotas jų judėjimo greitis mūsų stacionariais radaras faktiškai, kai buvo tempiamas vogto transporto priemonė, buvo 227. Ponai buvo be numerio ar su klastotais kažkokiais? Su klastotais. Automobilių vagysčių daugėja, Lietuvoje mažėja, yra stabilus skaičius. Jeigu mes turėjom didžiulį protrūkį prieš kokius 6-7 metus, tai dabar iš tikrųjų nėra didelis kiekis, tas skaičius yra stabilus. Bet, kaip matot, jeigu anksčiau automobiliai buvo vagiami bet kokie, bet kada ir jie buvo daugiausia skirti ardymui, tai dabar automobiliai vagiami nauji arba apynaujai ir jie skirti dažniausiai ne ardymui, yra vagiami pagal užsakymą ir išvežami iš Lietuvos. Ir aišku, asmenys, kurie specializuojasi tuo, kaip Linas sakė, jie pasirenka tą vagystės būdą. Šitą grupę, šitie asmenys, matot, yra pasirinkę labai rizikingą būdą, tai yra automobilis užkabinamas ir ištempiamas dideliu greičiu.